Kaip viskas prasideda nuo nervų ir jeigu nervai yra pertempti, per daug streso arba atvirkščiai, jeigu per daug depresijos, tai garantuoja ligas ir daug ligų. Ir realiai su šitų nervingumu ir stresais ir depresijom yra labai nelengva susitvarkyti. Tam reikia pražengti gyvenime tokias reliatyviai tris pakopas. Tai yra pirma, susitvarkyti su fizinio kūno mechaniniu judėjimu, tai ką daro maži vaikai, jie mokosi ten negriuvinėti, neužkliūti, taip toliau. Po to reikia susitvarkyti su liežuviu, su šneka, su žodžių gale, su mandagumu, reiškia žodiniai komunikacijai. To mokosi visi suaugę žmonės vienu ar kitų laipsnių. Ir galiausiai pats svarbiausias momentas tai yra išmokti tramdyti savo mintis, nes mūsų mintis ir duoda visus šitus vidinius impulsus. Ir jeigu mes neįsisąmoninam to, ką mes mastom, ateina įvairius impulsai, įvairios idėjos, įvairius vaizdai, daug visokių pagundų, užuomenų, jau labai daug kiekvieną dieną, tūkstančiai. Bet tam tikras mintis mes sankcionuojam, palaikom, pakurstom, pamatom kažkokį straipsnį ten, ten tas tą ir tą ir padarė ir užsivedam pusę dienos apie tai šnekam, galvojam, kai realiai aplinkui gyvenimas verda, reikia gaudyti galimybės bendrauti su žmonėm, ten mylėti artimuosius ir taip toliau. Mes įsijungiam į kažkokią būseną ir ta būsena mums tampa nuodu ir mes to nesuprantam. Mes tiesiog pasineriam kaip žuvis į kažkokį vandenį ir tai yra, kitaip sakant, užduotis yra išmokti valdyti tai, ką vieni vadina mintim, kiti vadina tai vidiniu dialogu, yra visokių kitokių pavadinimų. Ir šitas momentas, jisai praktiškai visose pažengusiose išminties tradicijose yra top, pats aukščiausias, pats svarbiausias momentas.